Labas rytas, tauta. Na ir kaip kiekvieną rytą, taip ir šiandien antradienio rytas ir vėl mes stovim prie Jonavos savivaldybės, vėl miesto mero nėra darbe. Dominyka Kaupaitė toliau laikoma yra įkalinime koncentracijos stovykloje, būtent koncentracijos stovyklos sąlygomis ir bandom stengiamės viską daryti, kad vaikas kuo greičiau grįžtų namo, tačiau valdininkai, kaip žinia, jeigu atsimenat, tą vaiką jau senai pardavė, tas vaikas, jeigu nebūtume mes įsikišę, iš viso aplamai būtų, jau turbūt jau būtų išvežtas į kokią Australiją arba dar į kažkokią tai naują Zelandiją ar dar kur nors, ten, kur jau neįmanoma būtų atkast, kaip ir daugelis Lietuvos vaikų yra išvežama. Kągi vaikas, kiek paskutiniomis žiniomis mano vaikas tai žiauriai nori namo, žiauriai kankinasi vaikas ir nežinau, bandėm visus būdus. Aš vakar buvau net pas Sinkevičių užėjęs į kabinetą, ne į kabinetą, į prieimimą, pabandžiau ten irgi perduoti jam linkėjimus, bet ten vienu žodžiu sekretorė sakė perduoti jam linkėjimus. Ieškau Demidenko irgi būtent tą vaiko teisų specialistė, su kuria vėliau vis tiek teks padiskutuoti, pakalbėti, kaip jinai priema tokius sprendimus, o dabar paprasčiausiai, kągi, šiandien oras toksai vėjuotas, nedėjom nei stendų, nieko, nes, tiesiog nes nupūstų ir dabar tiesiog pakalbėsiu močiutę, pakalbėsiu mamą, pasakysiu, kaip jaučiasi Dominyka ir kaip vaikas, ką vaikas kalba, tai va. Labas rytas, sakykit, kaip ten mūsų ta Dominyka gyvena? Kad buvau nuvažiavus sekmadienį pas vaiką, vaikas labai prašosi namo, po kiekvieno žodžio noriu namo, klausia, kada mane pasiimsi. Žinokit, nežinau, ką pasakyti vaikui. Aš 10,5 valandų tukoriau ant kelio, kad 2 valandas pabūt su vaiku. Nuveži kažką, tai patikrina tašės, ką nuveži. Negalima nei pinigų vaikui palikti, nei telefono vaikas 4 mėnesius negauna. Gyvena kaip kalėjime. Viskas, aš daugiau žinokit, vaikas, aš nežinau, kiek aš ištversiu, bet žinokit, aš kovosiu iki galo. Ne, tai viskas tvarkoja, mes visi kovojam, bet matot, kokie antžmogiai, kokie išsigimėliai būtent sėdi šitoj sistemoje ir jiem nusispjaut. Aš, pavyzdžiui, su direktoriu negaliu susisiekti, turėjom susitikti, pakalbėti per messengerį, man nieko nerašo, nei skambina, jeigu paskambini. Ir tai dar turim paprašyti leidimo, kad leistų nusifotografuoti su vaiku, leisti, kai jeigu aš noriu nusifotografuoti, manęs paklausė, ar aš gavau valdžios leidimą, jau dovanokite su savo vaiku, jau tikrai leidimo neprašysiu. Jo, čia jau yra genocidas. Jau tikrai vaikas po kiekvieno žodžio prašysiu, aš noriu namo, kada mane pasiims. Baisiausia yra, suprantat, baisiausiai jūsų variante, baisiausia yra tada, kada mes neturim į ką net pasikreipti, nes visi, kas sėdi tenai tuose kabinetuose, jie arba išjungia šviesas languose, arba jų nėra darbo vietoje, arba aplamai jų ir ausis ir akis viskas kurčia ir jie nieko nemato. Jiem lengviau parduoti jūsų vaiką, negu paskui kentėti už tai, ar atsiprašyti bent jau. Tai jeigu pasirašo niekur nieko, jeigu pasirašo panaikina tą potvarkį meras ir viskas, ir aš vaiką namo pasiimu. Jo, bet meras jūs žinot, kad paėmęs yra pinigus už tą vaiką 20 000 eurų ir jisai dabar šiuo metu pinigų neturi, nes jisai stato statybos pasikaune namo baisinio ir jam tiesiog reikia labai daug pinigų ir jisai prekiauja vaikais, dabar pradėjo rajono vaikais prekiauti. Šiandien savivaldybė, tai aš jau neįsivaizduoju, jau tikrai negauna tokios, kaip mes gaunam minimumą ir tai dar negaunam. Jis jau gauna ir daugiau, tai jau man atrodo turėtų. O sakykit, o kaip Dominyka jaučiasi, kad kažkokių tai yra psichologinių pakeitimų ar kas nors, kaip ta prasme? Žinokit, jinai kaip duoda į tuos vaistus, tai jinai bekalbant kažką užmiršta. Jau duoda vienu žodžiu valo smegenis. Kalba pamiršta ir vėl toliau kalba. Valo smegenis. Naujus dabar pradėjo vaistus kažkokius gerti, tie vaistai yra nuo šizofrenijos, tie vaistai. Taip, tai jie iš jos lėlę daro tiesiog ir viskas iš to vaiko. Oi, baisu. O ką mama kaip? Penktadienį tiek pakalbėjau ir viskas. Penktadienį, sekmadienį per Skype, per Messengerį ir viskas, žinokit. Rašau, netrašo nieko. Nieko neleidžia, nei bendrauti nieko, ne? Nieko. Rašyta ir direktorių, ir vadybininkai ten, ir jau rašyta ir kaip teisiškai nieko, žinokit, nieko. Svarbiausia, kad pareiškimus priėmė, kur parašėm, o taip tai nieko, žinokit. Ką kalėdų progą norėtumėt Sinkevičiui palinkėti, Demidenko, ką palinkėti? Kad vaikus atimtų iš jų pačių, iš tikrųjų. Aš tai noriu, kad vaiką man sugrąžintų namo, aš daugiau nieko nenoriu. Aš tai sakau, aš noriu, kad kaip mums, taip ir jiems, nes kitaip, žinokit, čia, jie ne žmonės, jie gyvuliai visi čia. Čia visi gyvuliai sėdi. Tai va Sinkevičiaus su savo gauja. Linkim to 10 kartų daugiau to, ką jūs padarėte šitiems žmonėms, tai yra jūsų padarinės.
aš neturiu, tiesiog padugnės ir viskas. Dar 28 teismas, kiek aš žinau, nevyks. Jo, 28-9 valandą, nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu, nes Lidija Deksnienė kažkaip tai stebuklingai susirgo ir labai stipriai serga turbūt ir negali tokio dalyko įspręsti. O aš pagal visą teismų mano 12 paskutinių metų praktiką, tai jeigu teisėja nepriima tokio skuboto sprendimo, būtent nes čia turi būti priimtas skubotas sprendimas, nes vaikas yra laikomas įkalinimo sąlygom ir aplamai vaikas visiškai nekaltas dėl to, kad jisai tenai yra. Čia visiškas, nesuprantu net dėl ko, niekas nesupranta, dėl ko tas vaikas ten atsidūrė. Ir paprasčiausiai turėjo būti priimtas greitas sprendimas. Aš manau, kad tokia realybė, kad vaiko tikrai tai teisėja tikrai neleis. Ne. Jeigu neleido namon vaikų teisės rašėm prašymus, kad per kalėdas leistų namon, tai per atostogas neleidžia. Neleidžia, net atmeta. Tai jo, sakau, tokia realybė skaudi yra. Lietuva irgi, jeigu visi girdit, matot, tas vaikas yra parduotas, už tą vaiką yra sumokėti pinigai mūsų išgamos dabar džiaugiasi, turbūt aš nežinau, bet faktas tas, kad vaikas kankinasi kalėjime, kalėjimo sąlygom gyvena, 5 aukšte, sakėt, ne tenai? 6 aukšte, tai va, irgi tokia, jeigu vaikui, nežinau, tai šok per langą gali, jeigu taip, Uždaryti langai, užrakinta langai, netidaromi niekur, nieko bute gyvena, jinai viena 6 vadovai su jie sėdi, prižiūri, kas parą keičiasi, paskambinau, aš vakar visą dieną skambinau, įrašiau žinutės, paklaus, kaip Dominika, tylu, ramu, niekas nieko neatrašo. O klausykit, o jūs gal žinot, kiek yra išlaikymas, pavyzdžiui, Dominikos dabar tenai? Nežinau, nieko žinau. Bet ten visi darbo turi, kiek aš suprantu. Taip, mergaitė gauna kišenpinigius, tai kišenpinigiai yra taupomi, kadangi mokina finansinio raštingumo. Vaikas paprašė 20 eurų savo išlaidom, tai gavo 2 eurus tik tai. Vaikas į parduotuvę yra neišleidžiamas, aš sekmadienį paprašiau, kad išleisti parduotuvę, nes šalia 3 parduotuvės Maxima, Lidl ir Norfa. Negalima, sakau, su vadovais. Vadovai jų nelydės, taip kad aš turėjau vežti dovanų ir ją įteikti į rankas ir 2 valandas prasidėjo man sofutės, prakalbėjom su vaiku. Kągi gerai, toliau kovojam, vis tiek rašom ir mes raštus dirbam, irgi su tais visais įsigimėliais, bet bandysim toliau kovoti kiek įmanoma, ką leidžia mūsų jėgos, sakau, kol kas tik tai viskas teisiniu būdu, jokių nesigrėbėm, jokių priemonių ir galvojam tikrai, kad sveikas protas nugalės, kad vaikas vis dėlto galbūt nors bent jau ant naujų metų bus paleistas. Labai norėčiau, kad vaikas grįžtų. Norėtųsi tikrai tikėt, bet... Tai va, Lietuva, matėt, kokie įsigimėliai mūsų sistemoje, koks prezidentas mūsų bekiaušius, koksai priedų, aš net neturiu žodžių, koks vadovas mūsų šalies yra tvarius, tiesiog tvarius, tai yra šlikštynė, nes leidžia tokiom instancijom, leidžia tokiem visokiem valdininkam visiems siautėt, daryti beleką, pardavinėti žmonės, pardavinėti vaikus, tai yra kažkas protų nesuvokiama. Kągi visiems geros dienos, laikykitės ir saugokit save, savo vaikus, jokiais būdais nesugalvokit skiepytis, tai yra dar vienas mirtinas dalykas, kuo naikinami esat. Laikykitės visi sėkmės ir Sinkevičiau, patikėk manim, čia tik tai pradžia to, kokioj tu dabar duobėj įkrisi, į kokią duobę tu ateity pamatysi, aš tau tą prižadu.